dviese esate, kaip tą? Labai gerai. Ką norėčiau pasakyti, kad aš sėdžiu vienoje ekrano pusėje, tu sėdi kitoje ekrano pusėje. Ir jeigu tu mane matai, tai jau kažkoks ženklas, tai nebereikalo mes vienas į kitą žiūrim. Aš visą linkus manyti, kad yra labai daug kelių ir Būda taip sakė, bet skatinu išmėginti visus kelius. Ir šį, ir kitą, ir visokius kitus, bet pasirinksi savai. Mokytojai visi, Robertas, kiti dalinasi nuoširdžiai savo žiniomis. Bet tu vis tiek priimsi tiek, kiek tu gali šiuo momentu priimti. Why not? Why not? Kaip tau praėjo visą šitą savaitę, sakykime, visos dienotvarkės atžvilgiu, nes anksti kėlėmės, valgėm tik tai žalią maistą pagrindinę. Kaip jautiesi tuo atžvilgiu? Puikiai. Viską priimu. Yra taisyklės, kurias mes kūrėm, yra taisyklės, pagal kurias gyvenam, bet viską reikia tiesiog priimti. Priimi, supratai, galiu priimti šitą, galiu ir kažką kitą priimti. Ir paskui viską gyvenime taip lengvai pradedi priimti. Ką pasakytum savo geriausiam draugui, kuris abejoja, kuris žinau, jei gal ten tik aš, galbūt kitoks, ar verta čia, sakykime, žmogui atvažiuotum, bet kuriam, ar reikia kažkokio tai ypatingo ten? Lip per savo abejonės, lip per savo baimės, lip per savo nedrąsą, daryk. Kartais žiūri kitus žmonės ir galvoja, blemba, kaip jis gerai gyvena, kaip jis gerai atrodo, kaip jis gerai pasakė. Tu lygiai tą patį turi, tu viską čia turi. Tu tik per tą perlip daryk, ką tu nori gyvenime, viskas. Sparnelė yra čia, tu dar tik jų nematai.